Licenzijavimo komitetas šiandien susirinkęs išdavė 7 licenzijas jau A lygos klubam ir 6 licenzijas pirmos lygos klubam. Tie klubai, kuriem nebuvo išduotos licenzijos, jiem reikėtų per savaitę iki 30 sausio dienos pateikti apeliacijas su papildoma dokumentacija. Ir sausio 31 numatytas apeliacinis licenzijavimo komiteto posėdis, tuomet žinosime visus licenzijos pareiškėjus. Lyginant su ankstesniais metais, sąlygos gauti licenzijas griežtėjo ar kaip tik galbūt paprastėjo? Šiais metais mes atskyrėme A lygos sprendimus nuo UEFA sprendimų. UEFA sprendimai numatyti vėliau, balandžio mėnesį. Klubai turės daugiau laiko tam pasiruošti. A lygoje iš esmės buvo šiek tiek paprastesnis finansinių kriterijų vertinimas, tai mes vertinom 11 mėnesių, reiškia ne anksčiau kaip pilnus metus auditą, bet už 11 mėnesių finansinę informaciją. Tai šioks toks galbūt palengvinimas, tai mums tas sprendimas leido atitraukti sprendimą ir jį padaryti šiek tiek anksčiau jau. Tai praktiškai po apeliacinio licenzijavimo komiteto klubai turės jau praktiškai žinos mėnesį, kas dalyvavo lygoje ir galės ruoštis atitinkamai. Jeigu taip minėt, kam daugiausia reikėtų nuveikti darbų iš tų, kurie tikėjosi dalyvauti, tai yra Mažeikiai, tai yra Klaipėda ir Atlanto futbolo klubas. Kiti klubai, aš manau, kad jie pilnai per tą savaitę gali pasidaryti, o tie 3 paminėti tikrai turėtų stipriai padirbėti.